sveikinasi Žaliakalnio bendruomenės darbės Veledos ir Žaliakalnio aušra, Žaliakalnio seniūnas, seniūno pavaduotojas, seniūnaičiai. Ir šiaip turbūt paprašysim kiekvieno kalbančio gal prisistatyti, nes gal ne visus pažįstam. Ir paprašysim užsiregistruoti ir palikti savo kontaktus, nes galvojam, kad šitas susitikimas bus pirmas, bet ne paskutinis. Nes matyt, kad dar bus poreikis ir kitaip apie tą patį pasikalbėti. Bet pirmiausia, nors yra dar tik išvakarės, bet vis tiek visus noriu pasveikinti su Pasaulinė kultūros diena. Prieš 80 metų, balandžio 15 dieną, Vašingtone JAV prezidentas Rooseveltas ir 20 Latino Amerikos šalių atstovai pasirašė sutartį dėl meno ir mokslo įstaigų ir istorinių paminklų išsaugojimo. Dabar ši diena paskelbta Pasaulio kultūros diena, siekiant paskatinti, saugoti visos žmonijos kultūrinės vertybės. Kadaise įvairių šalių kultūros paminklus niokojo karai, o ir dabar ne visi žmonės suvokia jų vertę ir neretai nesusimąstydami gadina. Tai tiesiog simboliškai mes čia susirinkom išvakarėse kultūros dienos, kadangi turime kultūros paminklą, kurį, manau, reikia saugoti ir išsaugoti. Ir Žaliakalnio bendruomenė bando užčiuopti, įvardinti ir išsaugoti Žaliakalnio dvasią. Tai apie tai mes šiandien ir susirinkom pasikalbėti. Moderuoti šitą mūsų susitikimą pakvietėm tiesiog Žaliakalnio gyventoją, ar ne, kuri dar yra ir dailės istorijos mokslų daktarė. Ar taip? Taip, Dalia Navikaitė, žmogus, na, kaip ir neturintis savo asmeninių interesų, kaip ir turbūt dauguma čia, bet verslininkai tai vis bando juos išvelgti ir nesupranta, kaip taip gali būti, kad kažkas priešas ir neturi savo asmeninių interesų. Tai va, o tiesiog mums visiems priminti, kuo mums svarbi šita vieta, gal paprašysit Nomedos. Aš turiu susitikimo, kaip pasinaudojama vadinasi. Aš labai prašyčiau, per daug neužsitemptų visų pasisakančių kalbėti trumpai, konstruktyviai ir nedaugiau 5 minučių, būkite geri. Kad iš tikrųjų tas pašnekesys būtų konstruktyvus, nes šitas susirinkimo tikslas, bet kiek man teko šnekėtis, yra išsakyti nuomonę, poreikius, interesus, vizijas, ką mes norėtume matyti vietoje šito pastato arba šitame pastate arba panašiai. Atsiprašau už pertraukimą, prašau mane. Nedarėm šiek tiek pagal viskas žalio žolyno bendruolis seniūnaitija, tai čia, kas įsivaizduojat, kur yra abudu ratai ir ta trapecija, kaip mes patys tą vietą vadinam, tai iš to kampo Žaliakalnio. Šiaip irgi pagal išsilavinimą dailės istorikas, po 16 metų gyvenimo užsienį grįžus ir dar vis tiek atsakinėti klausimą ne tik tai kodėl grįžai, bet kodėl dar grįžai būtent į Kauną, kodėl ne kažkur kitur, ten pat arčiau Baltarusijos sienos neįsikūrė. Klausimas labai keistas, nes kodėl tu grįžti namo. Regina mūsų prašė, mintį turėjo, kad šiek tiek pradėti nuo šitos vietos istorijos, bet aš manau, kad jūs daugiau mažiau ją žino. Nes čia, kas atėjo ne šiaip savo, atėjo todėl, kad šita vieta jums yra žinoma ir yra be abejo daugybė detalių, daugybė įdomios irgi medžiagos ir šiek tiek yra rašyta. Sutraukiant, pasakykim taip, įsivaizduojam, kas tai buvo 18 metai, paskui 19 metai, kada sena Europos valstybė grįžo
į Europos žemėlapį. Ką tik pasibaigęs didysis karas, ką tik tai dar toliau vyksta nepriklausomybės įtvirtinimo kovos, o čia yra valstybė. Ir ta valstybė turi gauti visus jai reikalingus atributus. Ne tik tai konstitucija, ne tik tai įstatymus, bet turi gauti ir taip pat tą medžiaginę išraišką. Tai niekas kita, tai ir tie patys pastatai. Ir pradedant reikia ir universiteto, reikia ir ministerijų, reikia ir teatro, reikia ir visų kitų dalykų, tas, kas identifikuoja greta pačios valstybės idėjos, greta nepriklausomybės idėjos, tai, kas identifikuoja Europinę valstybę. Jeigu mes pažiūrėsim, kur prasidėjo šitas 19 metai, kada Lenkai užgrobė Vilnių ir visa administracija turi persikraustyti į Kauną, menininkų sambūris Vilkolakis jau tada iš karto pradeda diskutuoti apie tai, kokius poreikius turi patys kūrėjai. Tai yra 19 metai. 20 metų sausio mėnuo jau yra suformuluota labai aiškiai, kokie tie poreikiai, surašyti dokumentai ir pateikiami valstybei, ko kūrėjai tuo metu norėjo, kas buvo jiems reikalinga. Ir be kita, ko buvo reikalinga, ne tiek ir muziejai buvo reikalingi, tiek teatrai buvo reikalingi, bet buvo reikalinga ir menininkų ugdymo institucijos. O menininkų ugdymo institucijos šiauriniam krašte, ten kur toli gražu saulė nešviečia visą laiką, jais taip pat reikalingos ir tai, kas yra pastatas, namas, su staugu, su langais, su visu kitu. Nuo 19 metų Vilkolakio diskusijų iki 23 metų, kada šitas pastatas jau yra pašventinamas ir kada čia susirenka studentai, turint galvoj, koks yra kontekstas, visi įstatymai turi būti rašomi, suformuotos vyriausybės, vykdoma žemės reforma, tai yra beprotiškai daug visko aplinkui vyksta. Ir šita grupelė menininkų, kurie pasakė, mums šito reikia, mes patys, ne kažkas kitas turime šitą įgyvendinti. Kada skaitai archyvinę medžiagą, tie 3,5 maždaug metų, nuo kada viskas prasideda iki yra pastatas pašventinamas, ten galima rasti visko. Ten yra ir operetės libretas, ir drama, ir pjesės. Tai yra begalinis azartas, begalinis noras ir begalinis pačių menininkų užsispyrimas įgyvendinti tai savo tikslą tokį, kokį jie matė. Buvo ir rankos nusvirusios, buvo neigiami atsakymai ir iš ministerijos, ir iš steigiamojo Seimo. Reikėjo sumažinti savo norus pačioje pradžioje. Ir vis tik tai viskas pasibaigė taip, ko buvo siekiama. Iš viso to laikmečio, iš viso tarpukario, kuris nenustoja stebinti, bent jau mane pačią, yra žmonių tikėjimas, kad jie gali padaryti. Įsivaizduojam, kaip čia viskas atrodė 18-19 metais, o jie labai ramiai pasižiūrėjo, taigi darysim ir padarysim. O ko mes nepadarysim? Ir padarėm. Šitas pasitikėjimas savo jėgom ir nebuvo laukimas, kad mes atėjom, kažką tai numetėm kažkokį reikalavimą, dabar kažkas kitas malonėkite visą tai įgyvendinti. Buvo atidėti ir kūrybiniai planai, vieną dieną rankos, kuriuose būdavo teptukas ar pieštukas, jie laikė kastuvą, jie ir patys čia dirbo, ir patys statybose dirbo, patys tvarkėsi administracinius klausimus, patys ėjo pas politikus, argumentuoti ir įrodinėti. Mes, kurie čia gyvenam, vieni gyvenam, kiti dirbam, o kaip mūsų moderatorė iš viso nenormaliai laimingas žmogus, nes jinai ir gyvena, ir dirba pačiam Žaliakalny, mes gavom šitą visą suformuotą kompleksą, kuris per ganėtinai didelius turbūt stebuklus per visą sovietmetį vis tik tai išliko beveik nepaliestas, išskyrus vieną kitą priedą. Tai yra šiandien žiūrint, per tas, kas įvykė po kovo 11 su tarpukario architektūra, su visų urbanistinių Kauno tarpukario architektūros masyvų, kuris buvo laikomas vienu iš pačių didžiausių Europoje ir vienu iš vientisiausių, dėja šiandien jau šito nebegalim pasakyti, mes šitą vietą dar turim. Mes ją gavom labai gražiai išsaugotą ir tada yra klausimas, ar mes norim ją perduoti kitiems. Ar mes viską tiesiog paleidžiam ir tada sakom, rinka, kaip bus, tai bus. Ar taip kaip kažkada tai sakydavo prancūzų valdovai, po manęs nusiplauna. Ar mes pasiimsim tą visą užsispyrimą ir tą visą norą, kad mes galim tą padaryti. Ir jeigu mes manom, kad tai yra teisingas tikslas, mes jo sieksim ir mes jį pasieksim. Tai turbūt apie tai šiandien susirinkom.
Ačiū labai. O iš tikrųjų, Nomeda papasakojo istoriją, bet man toks susidarė klausimas, ne Nomedai, bet apskritai jums visiems. Ar visi žino situaciją konkrečią, dėl ko šitie klausimai yra keliami būtent dabar? Ne visai. Ar reikėtų truputį bendruomenės pirmininką galėtų? Aš labai... Iš tikrųjų, Nomeda pašnekėjo taip, kad visi žinojo. Norėtumėt. Ar tiesiog, jeigu tai reikėtų pasakyti vienu sakiniu, tai 7-ame dešimtmetyje greta Vienožinskio menų fakulteto pastatytame baltų silikatinių plytų pastate, kuriame veikia susvėlimas praktika, šiuo metu, paskui jis buvo privatizuotas, šiuo metu jo savininkai nori ten įsteigti loftus. Loftas yra jurisdikcijoje dar neegzistuojantis terminas, o Lietuvoje, kadangi dar yra tik diskutuojama, ką vadinti loftu, ar kaip loftą vadinti lietuviškai, Lietuvių kalbos komisija apibrėžia taip, loftais paprastai vadinamos didelio ploto, paprastai nepertvertos gyvenamosios patalpos arba menininko dirbtuvė buvusiame pramoninės paskirties pastate arba kitose negyvenamosiose patalpose. Tai šiuo atveju gal ir gerai, kad investuos, kad sutvarkys, bet jie savo reklamoje nedviprasmiškai siūlo žmonėms, būsimiems potencialiams savo pirkėjams apsigyventi. Pelėdų kalne, pačiame romantiškiausiame Žaliakalnio kampelyje ir siūlo ramybę, parką, nuostabius gamtos vaizdus, nuo terasos privačius kiemelius, dviračių saugyklas ir sandėliukus. Ir netgi aš įsispausdinau iš tokio tinklalapio Pilotas LT, kuris yra architektų tinklalapis. Kovo 2 dienos šitas straipsnis labai nesenas, Pelėdų kalno loftai. Vietoj meno dirbtuvių Žaliakalnyje braižomi būstai, kuriuose gyvens žmonės. Tai problema turbūt ir yra ta, kad verslininkai turi leidimą rekonstruoti negyvenamąsias patalpas, nekeičiant jų paskirties. Oficialiai jie sako, ne, ten nebus būtų, ten bus kūrybinės dirbtuvės. O ką jie sako savo klientams, mes apskritai negalime girdėti, o tai, kas yra internete, kas yra reklamoje, yra labai panašu, kad siekiama apgauti ir mus, ir potencialius pirkėjus. Tai tiesiog, jeigu, nežinau, galim mes pakeisti, ką nors ar negalime, bet jau galim informaciją paviešinti, kad visi žinotų, ko galima tikėtis. Čia yra kultūros paveldo kompleksas ir jie daro daugybę suvaržymų. Bet aš dabar, ar galiu dabar pakviesti kolegijos atstovą? Žinoma, bet aš truputį norėčiau įsiterpti apie pačią situaciją. Nes aš nežinau, ar visi žino, kad šitas pastatas, kurį dabar nusipirko, kur bando įrengti ar tai loftus, ar kūrybinės dirbtuvės, čia jau kaip jų pasirinkimo klausimas, jie tai norėtų derinti su gyventojais, su bendruomenė, su meno mokykla. Šitas pastatas, kadangi jis yra 63 metų statybos, jis nepakliūna į tarpukario architektūros paveldą ir yra kaip impulsas į šitą visą kompleksą. Atsiprašau, ar galėčiau įsiterpti truputį pakalbėti? Jūs turite omeny, tas pastatas pakliūna į paveldo sąrašą? Ne. Gerai, atsiprašau, bet aš tuo pačiu čia susirinkau žmonės, kuriems turbūt yra svarbu. Aš Stanevičienė Nijolė, čia dirbau beveik 19 metų ir 10 metų bylinėjausi su Gliptika, kad tas pastatas būtų nugriautas. Tai dabar turbūt daugumai čia esančių neaišku, kaip čia, kas nuo ko prasidėjo. Reiškia,
praktinį mokymų paslaugos visoje Lietuvoje. Kaune prie Stepo Žuko dailės technikumas, tada taip vadinasi, buvo nuspręsta statyti dirbtuves ir švietimo ministerija tarpininkavo, kad statyti čia. Tačiau tuo metu buvę miesto vyriausias architektas Vaclovas Miliūkštis, atsakingas už tokius architektūrinius paminklus, tada trupučiuką paveldant, tai yra, paminklosaugos nebuvo, buvo vietoj architektūros stiliui, kuris žmogus atsakingas buvo architektas Kalinka. Ir tais tarybiniais laikais nei vienam žmogui nekilo ranka išduoti leidimą, suderinti projektą ir pasirašyti čia statybai. Tas projektas, pagal kurį pastatyta gliptika, plikutėlis, jūs suprantat, be jokio parašo, be jokio derinimo, to labiau be leidimo. Bet ką, tais tarybiniais laikais buvo dar toks dalykas. Kadangi teritorija čia buvo švietimo ministerijos, reiškia, taip visa žemė tarybų valdžios, čia tie architektai neleidžia, tai dzin pasistatom ir viskas, nes sklypo suteikti nereikia, o komunikacijas pasijungsim iš tų pačių. Tada toliau vidinėjimas dėl to pastato nugriuvimo. Ir buvo štai advokatai, kurie dalyvavo, sveika, advokatų įdomu galėtų bendrauti advokatą, įdomu, ir visi teismai ėjo jau prie to, kad tą pastatą nugriauti. Jau kaip čia bus viskas, taip neduok Dieve gyvenimo patalpų. Jau kaip reikalinga konferencijų salių, parodų, jau darykit ką nori, tik tai neįleiskit gyvenimą. Pakeist paskirtį, tai čia jokių darbas. Dar prie mūsų visų valdžių, prie visų darbų, čia gali keiteliot ką, kas nori. Praeis 5 metai pasikeis ir vėl viskas iš naujo. Tikrai čia neturi būti gyvenamos patalpos. Aš tik tiek. Ačiū. Ačiū labai. Aš tiesiog pratęsiu tolimesnę mintį. Ir ką mes norime tada ką šiuo metu. Tai, kiek aš žinau, turbūt keliavo tas pastatas iš rankų į rankas. Čia nuolat, reiškia, būdavo perperkamas ir perperkamas. Kiek žinau, aš pati suskaičiavau 6 pirkėjus. Sako, kad atseit 8 buvo. Bet mano žiniom, kad ko gero visgi 6 pirkėjai buvo. Kiekvieną kartą, kai tik tai atsirasdavo naujas pirkėjas, be abejo mes pradėdavom diskutuoti, aišku, dėl servitutinio kelio ir dėl kitų dalykų. Ne vienas neprašė iki to laiko derinimo dėl žemės, nors jie visi perka pastatą be žemės. Jie nusiperka pastatą, kuriam nepriskirta yra jokia teritorija. Ir kiekvieną kartą, reiškia, vyksta diskusija ir jie vis klausia, tai mes, reiškia, perka pastatą, nežinodami, ką jame darys. Tvirtina projektą, nes taip negali, reiškia, pirkti, bet visada nežino, kas čia bus. Tai mes tik iš paskutiniųjų žinojame, kad vieni norėjo čia daryti kliniką grožio, tai mes kažkaip sakom, gal čia nelabai tokia vieta tiktų ir kažkaip tiesiog žindavo tų bendruomenės susirinkimų, kad iš tikrųjų žmonės visgi supranta, kokioje vietoje jie atsidūrė ir kažkaip tų atsitraukimų buvo labai daug. Ir taip viskas ir rutuliojosi. Paskutinieji pirkėjai, kaip matote, yra labai atkaklus ir jie lygiai taip pat paskelbė svetainę ir pardavinėja butus, nors atėję čia aiškina ir vėlgi siūlo visokius variantus, kurie iš tikrųjų yra visai neįmanomi. Kai sakykime, kad čia galbūt galėtų būti darželis, tai galbūt ir galėtų būti lopšelis darželis, tačiau lopšelių darželių reikalinga tam tikra teritorija, jinai turi būti atitinkamai sutvarkyta, aptverta ir visa kita, ir reikia visur derinti su paveldosaugos įstatymu. Ar tai iš tikrųjų leidžiama, ar tai iš tikrųjų galima, bet kas gali būti pagal tą dabartinę paskirtį, kuri, sakykime, nurodyta. Paskirtis yra gamybinė. 93 metų, kai žiūriu tuos dokumentus, ten visgi ten yra nenurodyta gamybinė paskirtis, ten tokia buvo, reiškia, tarsi istorinė kaip neliečiama, bet dabar tai yra gamybinė paskirtis. Gamybinė paskirtį, aišku, po kiek laiko, jeigu taip, reiškia, neatsižvelgiant jokius dokumentus ir įstatymus,
tai jinai gali labai greitai tapti ir gyvenamoji. Tai kaip dabar ko gero ir siekiama. Kokia yra problema ir kame problema? Kad iš principo tai yra, visa šita teritorija yra paveldo teritorija, priklauso... Architektūrinis, istorinis ir ekologinis. Taip, ir ta prasme ne tik pastatai, bet ir apskritai pati teritorija, kaip paveldas. Ir joje yra vienas inkliuzas, kuris tarsi nepriklauso ir jis yra nuolat keičiantis savininkus, kaip galima sakyti, kaip ir privatus. Bet jis neturi nei žemės, ant kurios stovėtų, nei kažkokių tai dalykų. Ir faktiškai kiekvienas, kas įsigyja, bando kėsintis, bando gauti tos žemės, bando susitvarkyti kažkaip, tai kad galėtų to pastatu disponuoti. Tuo tarpu, kiek supratau, tiek kolegijos nuostatai ir požiūriai yra kitokie, kad iš tikrųjų šitą paveldosauginį objektą reikėtų išlaikyti. Kokį paveldą? Koks požiūris paveldo? Ką jie pasirašė, suderinę? Jie suderinę, parašai visi yra, jie taip sako. Mes dokumentų nematome. Bet kur yra? Tai vat yra, ponas Miliukštis, jūs galite pakomentuoti, koks paveldo požiūris yra, ar iš tiesų yra parašai ant tų projektų, ar vėl čia mistika kaip ir tarybiniais laikais? Jūs matėte tos parašus? Kadangi aš jau yra naujas paveldas. Ne Miliukštis, ne kultūros paveldo skyriaus vedėjas, o tik paprastas nepriklausomas architektas ir kultūros paveldo ekspertas, tai šitų paskutinių žinių nieko nežinau. Tai žinau vieną dalyką, kad kas yra konkretu ir aišku, jau čia minėjote jūs, kad čia yra kultūros paveldo kompleksas ir nustatytos vertingosios savybės yra visiems 5 objektams atskirai ir pačiam kompleksui ir dar viena pildoma vertinimo tarybos aktas, kuriame irgi yra nustatomos vertingosios savybės. O tie dalykai, kad kaip jūs sakote, kad čia projektuoja dirbtuves, o žinau ir kitose vietose, kur taip irgi galvoja daryti, kad ir tam pačiam Vytauto parke ten yra keli pastatai, irgi ten galvoja daryti iš pradžių, kad ten keli pastatai privatizuoti yra, bet ten daryti iš pradžių, ten tarkime, kažkokius tai pastatus, kurie lyg tiktų, bet galų gale ten atsirastų gyvenamieji namai. Tai čia labai nesunkiai jie apgauna, tai tokia tendencija visoje Lietuvoje, kad kalbėti, kad čia kažką, ko jūs norite. Gerai, tai mes tą ir darysime, kažką pakeičia. Tai jeigu taip paleisti viską nuo virvučių, tai čia tikrai taip ir atsitiks. O be viso to, iš tikrųjų, kaip teisingai yra paminėta, yra internetinis puslapis, kuris vadinasi Pelėdų loftai ir konkrečiai pateikti planai ir projektai, netgi su vidiniais išplanavimais, kiek turėtų būti ir kaip turėtų būti, ir netgi numatoma, tarkim, parkavimo vietos, sodeliai, planuojama 21 loftas. Ar tai bus kūrybinės dirbtuvės, ar tai bus... Taip pat iš kūrybinio dirbtuvė čia pasidaryti... Ar gyvenamieji, nes iš tikrųjų apie tai labai kalbėta ir akivaizdžiai sakyta, kad taip, mes planuojame kūrybinės dirbtuvės, bet mes negalim uždrausti žmonėms parkuoti. Antanas Prastas, čia Žaliakalnio bendruomenė Pilėnus, artimiausia čia bus teritorija, tai mes ir už tai taip ir vadinamės. Tai, reiškia, šiaip tas teritorija labai svarbi, jau čia nuo mažens, reiškia, nes čia visi šitą teritoriją naudojasi kaip parku, tai čia, reiškia, šiaip labai jo funkcija kaip parku, ne tik kaip, reiškia, čia architektūrinio ansamblio, labai svarbi visiems gyventojams, kurie čia gyvena, sakysim, Spindulio aplinkui. Kažkiek ir centro turbūt gyventojams, reiškia, tai vat toks svetimkūnis, kad atsiranda parke, reiškia, tai galima abejoti, kad bet kuriam parke atsiranda kažkoks tai visiškai netinkantis pastatas, tai aišku visuomeniai visai norisi, kad jo čia nebūtų, tai vat vienas būtų toks punktas, reiškia. Tie loftai, kurie yra sugalvotas toks gal ne visai lietuviškas žodis, jis mūsų Kauno miestui. Tuo labiau, kad jau mes turime vieną gerą pavyzdį Ozalskio eksperimentijos gamyklos loftai, kur taip pat verslininkai padarė juos ir jų paskirtis yra negyvenama. Ir iki 49% pasikeitė į gyvenamąją patalpų paskirtį, o kiti nebegali pasikeisti, negali deklaruoti gyvenamųjų vietų. Ir šiandien, jeigu būtų komisija rimtai patikrintų juos, kad jie gyvena ten, jam turėtų uždrausti eksploatuoti šitas patalpas
ne pagal paskirtį. Taip, kad būsimi pirkėjai, kas norės tą daryti, aišku, apie tai verslininkai tyli ir jie nenori garsiai kalbėti, nes jiem tai yra iš tikrųjų nenaudinga. O verslas yra verslas, aišku. Mano kaip seniūno noras ir galbūt tikslas būtų, kad tas pastatas būtų iš tikrųjų neišdaužytais langais, nepaugęs žolėmis, neprimėtyta įvairių atliekų aplinkui, jis būtų sutvarkytas, graži žaliakalnio teritorija, kaip ir šita dalis. Kokios problemos jau yra su tais Galgopagalvės loftais? Vienas dalykas, kokios čia bus problemos. Nuotėkų tinklai nepritaikyti, atsiranda apkrovimas didelis, vandentiekis galbūt neišsispręs, bet nuotėkų išleidėjai ir visa kita. Aišku, galbūt irgi jie susitvarkys. Toliau, aišku, gyventojų srautai, kurie šiai teritorijai, iš tikrųjų, tai gali ir daryti tam tikrą žalą, aišku. Negyventojų mašinų reikėtų paminėti, nes čia parkavimo programa buvo. Ir gyventojai turi įvairių poreikių, pavyzdžiui, ir su žalios vėjos, galbūt ir su triukšmo atveju. Ir paprasčiausiai, sakykime, jau šita mokykla, mano manymu, pagal švietimo ministerijos reikalavimus turbūt nebeatitiktų aukštosios mokyklos reikalavimų. Nes ji turėtų būti atskirta nuo kitos teritorijos. Ir šiuo atveju vėl atsiranda ta didžiulė tvora ar dar kažkoks tai, kas turėtų atskirti, nes bendram sakykime, jie neturėtų būti. O jeigu nedaloma teritorija, atitinkamai ir neturėtų, čia atsirasti toks gyvenamasis kvartalas. Žiniasklaidos atstovė ir šitą temą domiuosi, esu Rūta Sabaliauskaitė, žurnalistė. Ir, kaip pasakyti, truputėlį, kadangi esu pasigilinusi situaciją, tai tiesiog šiek tiek bendruomenės susakysiu esminius dalykus, kur matau, netgi gerbiamas seniūnas daro tam tikrų klaidų, aš nežinau, ar jisai susitikęs buvo, aš jūsų projektavau. Tikrai ne. Tai pirmas dalykas, kas yra aiškiai išaiškinta, kadangi tai yra valstybės saugoma teritorija, pakeisti paskirtį iš gamybinės esamos gyvename, praktiškai mano žiniomis taip išaiškinti tai neįmanoma. Ta prasme, kad tai ir liks būtent tokia paskirtis, kadangi tiesiog paveldas nėra. Nu, įsivaizduokit tos žmonės, kurie ten ateina ir kas ten vilinėjasi, tai čia vėl kita tema. Aš pati esu kaunietė, kaip pasakyti, valstybė yra žemės, aš dar kaip iš visuomeninio taško truputėlį žiūriu kaip žurnalistė, kaip ir, sakykime, taip, labai gražios idėjos. Aš irgi būčiau už, kad kolegija vis dėlto rastų lėšų arba valstybė suteiktų tas lėšas ir išpirktų, žinoma, tai yra teisingiausias variantas. Ir sutvarkyti iš tikrųjų menininkų poreikiam, padaryti dirbtuves ar parodų salės arba nuomot galbūt kažkokią dalį. Tai čia idealus variantas. Kiek jį įmanoma pasiekti, kad čia yra klausimas. Ir sakau, man dabar metų 40 ir aš gyvenu Kaune toks, koks jis yra. Patikėkit, norisi, kad Kaunas kuo greičiau tvarkytųsi. Aš apėjau apie tą pastatą 3 kartus, gal net 4. Ir galvoju, gerai, ateina investicijos, žmonės nori sutvarkyti. Negi negalima rasti varianto, kaip su tai žmonėm kažkokį bendrą prieiti visiems palankų sprendimą. Dabar visi gąsdina šeimomis, mažais vaikais, automobiliais aplink tą pastatą. Tai yra 21, ta prasme, tas dalykas, aš juos vadinu studijom. Palaukit, aš pati esu žurnalistė, rašantis žmogus, pasakyti irgi tam tikras kūrėjas, ar ne, aš taip įsivaizduoju, bet save, jeigu va taip žiūrėt, ta prasme, į loftą tokį neina žmonės su šeimom, mažais vaikais, tai nepriderinti tokie pasakai. Čia Dailininkų sąjungos. Dailininkų sąjunga, Kauno Dailininkų paramos fondas, bet kaip Saulenė kreipėsi su ta peticija, aš pradėjau tuos visus žygius, persiunčiau tuos laiškus visur į Vilnių, tam tikras instancijas ir man buvo irgi, nežinau, ar jūs skaitėte tuos laiškus, kuriuos rūpėt. Ir tie savininkai, jie iš karto atėjo pas mus, iš karto. Ir iš tikrųjų tas pokalbis, kuris vyko ir kaip jisai vyko, tai aš galvoju iš tikrųjų, kad yra mokykla, yra blogoj pozicijoje, kad ji yra
tas, kuris neleidžia tą Kauną tvarkyti. Nes iš tikrųjų vaikinai kalbėjo labai argumentuotai, labai puikiai, viskas labai tikrai. Ir jie atsiuntė man dar laišką, aš jį išplatinau vėl visiems kaip antrą nuomonę, nes jie sakė, skambinkit ir žiūrėkit. Bet kada aš atsidariau tą tinklalapį loftų, ten yra labai buvo aiškiai, ten net nereikia kažkaip gilintis, ten visiškai aišku, kad pardavinėja butus ir pardavinėja turtingiems žmonėms, kurie čia gali įsikurti dėl to, kad čia viskas darželis, parkas, didžiulė teritorija, ramybė, paukšteliai, viskas yra po ranka ir praktiškai jūs patys suprantat, kad dailininkai tokio lofto įsigyti negali. Ir dabar dar aš noriu pasakyti, kad Kaunas šitą pasistatė inkubatorių ir praktiškai europiniai pinigai yra jau keli metai naudojami ir miesto pinigai naudojami. Tai yra Mapų gatvėje ir Vasario 16-osios gatvėje. Ir dar klausimas labai didelis, ar sugebės mūsų dailininkai nuomotis tas patalpas. Nes yra tos patalpos miestas, jas finansuoja. Ir ten irgi viskas yra numatyta, ir parodos, ir viskas. Bet iš tikrųjų, va čia va tas variantas man labai buvo panašus, kad jie nori staigiai padaryti ir parduoti, ir nusiplauti. Todėl, kad iš tikrųjų pirmas variantas, jeigu jūs jį turit užsisaugoję, tai iš tikrųjų yra būtent tas, kad tai yra puikios gyvenamos patalpos, kur jūs galite ir kūrybiškai dirbti. Man atrodo, šitą diskusiją tikrai labai stipriai įsibėgėjo, išsakytos kelios pozicijos, kadangi nėra žmonių, kurie įsigyja šitą pastatą ir jie negalėtų replikuoti, labai sunku. Vaginti. Taip. Viena vertus mes šitą galime padaryti, kita vertus tai būtų labai neetiška, bet yra labai esminis momentas, žiūrint iš strateginių pozicijų, ką mes, kaip Žaliakalnio gyventojai, kaip miesto gyventojai, kaip valstybės žmonės, intelektualai norėtume tenai matyti. Turėdami galvoje, kad tai yra paveldosauginė teritorija, priklausanti meno mokyklai, kad tai yra, aš bijau pameluoti, bet man atrodo, bene pirmasis nepriklausomos Lietuvos pastatas. Tai yra absoliučiai unikalus dalykas. Taip, pastatytas valstybės lėšomis, atkuriama nepriklausomybė ir pirmas pastatas statomas valstybės lėšomis yra meno mokykla. Tai yra absoliučiai unikalu. Ir turim galvoje, kad būtent dėl tarpukario architektūros Kaunas yra įtrauktas į UNESCO paveldą, vadinasi, šitą momentą reikia nuolat akcentuoti, puoselėti. Tai, jeigu yra propaguojama, plečiama, garantuoja kultūrinį turizmą, turistų srautus. Ir šitas momentas jau mums visiems ir kaip miesto gyventojams, ir kaip Lietuvos piliečiams yra naudingas. Bet ką mes galėtume padaryti, kad šita vieta taip pat pakliūtų į traukos centrus, kad būtų į traukos centrus. Taip, mes kiek vakar šnekėjau su šitais žmonėmis, tai jie liktai būtų sutiktų daryti kūrybinės dirbtuvės, bet, tarkim, jeigu aš mąstau kaip žmogus gyvenantis Kaune, kuris suinteresuotas Kauno augimu, jeigu aš mąstau apie visos Lietuvos augimą, aš mąstau, kad gerai, kūrybinės dirbtuvės, bet tam, kad žmonės eitų, kad jiems būtų įdomu, kad atvažiuotų kaip į kokią Romą turistai, ar ne? Kad pritrauktų srautus, tos kūrybinės dirbtuvės turėtų būti atviros. Nes kitaip niekas neis ateiti ir pasižiūrėti praeit pro parkelį, šimtai tų parkelių yra. Atsiprašau, kaip jūs įsivaizduojate kūrybinės dirbtuvės, kur neleistų žmogui daryti tą, ką jis nori? Aš turiu galvoje atviros lankytojams. Tai bet kaip privačioj nusavybė, aš nusiperku kūrybinę dirbtuvę ir kas mane gali priversti atidaryti tada, kada turizmo kažkokia agentūra ar miesto pasakysiu svečius iš Japonijos. Mes galbūt apie tai kalbam, kad jeigu šitie projekto vadovai sakytų, kad mes pastatom šitą
tą pastatą sutvarkom ir jį administruojam ir nuomojam dailininkams ar kam nors tas kūrybinės dirbtuves, bet mes ir liekam už viską atsakingi. Ir tada turint iškelt sąlygą, kad tos kūrybinės dirbtuvės būtų atviros, kad galėtų ateiti turistai pasižiūrėti, kaip menininkas kuria. Tada galbūt ir nebūtų tos problemos. Bet aš puikiai žinau, kaip vyksta su loftais Vilniuje. Vienas žmogus nusipirko 8 loftus ir visus jūs 8 nuomoja. Ir kas pasakys, kas leis įeiti į privačią nuosavybę kažkokiais miesto, bet kokiai komisijai, ką jis neveikia. Gal jo kūryba yra visai tos. Tada atsiprašau dėl paties ekonominio principo, kad jūs suprastumėt. Pacituosiu pavyzdį apie Nidos miestelį, kai buvo sutvarkytas pagrindinis, kaip pasakyti, centras miesto. Tai iš tikrųjų žmonės įsigijo palėpinius variantus ir už tų žmonių, kurie palėpės įsirengė pinigus, buvo sutvarkyti, renovuoti visi pastatai, vamzdžiai, fasadai, apšiltinimai ir visa kita. Mano supratimu, tai yra lygiai toks pats ekonominis variantas. Jie parduoda ten kažkokiem savininkam, kurie beje dar moka nekilnojamo turto mokestį, nes tai yra gamybinės patalpos, vadinasi miestui, valstybei. Ta prasme, jie tuos loftus išdalina ir tada už tuos pinigus, vat tų žmonių konkrečių ir yra sutvarkomas tas pastatas. Juk čia esmė ne tai, ką padaryti, bet iš kur pinigų paimti. Ar mes dar lauksim kelis dešimtmečius toliau tas pastatas bus apleistas? Tai toks yra klausimas. Jeigu atsirastų viešas interesas, miesto interesas arba ministerijos, tai tas pastatas sutvarkytų lygiai taip pat greitai, kaip jis yra šiaip pats iš savęs, Dar noriu pasakyti vieną dalyką. Visų pirma, jūs kalbate apie nekilnojamo turto mokestį. Jeigu žmogus yra meno kūrėjas arba dailininkų sąjungos narys, jis nemoka jokio turto mokesčio nekilnojamo. Tai visų pirma. Visų antra, kaip dabar priversti jam parduoti sąjungos narių, nesąjungos narių. Tai mes čia grįžtame į tarybinius laikus. Kodėl aš, pavyzdžiui, koks liaudės meistras ar dar kas nors, aš ten atidarau 3 loftuose vytelių pynimo cechą ir viso gero, ir darau ten ką noriu, atsivežu sunkvežimį, išsiverčiu. Kas man uždraus mano privačioj nuosavybėj daryti tą, ką aš noriu? Esu Gintautas Paukštys, dailininkų sąjungos Kauno skyrius. Čia daug gražių minčių buvo pasakyta ir aš kelis tokius momentus pasakysiu, kad prieš kokį gerą dešimtmetį mes buvom pasikvietę dailininkų sąjungą miesto valdžią ir išsakėm tas visas bėdas, kurios, tai keli minėjo apie problemą, kad mes neturim Kaune parodinių erdvių. Ir šitą problemą mums žadėjo išspręsti per 5 metus, prižadėjo pastatyti pradžiai vietas, buvo nužiūrėję senamiestį, bet paskui tos patalpos staigiai parduotos, kai mes kažką randam, iškart dingsta tos patalpos. Paskui keitėsi taktika, sako, tai gal mes galim kažką pasakyti, mes statom dabar ties areną. Ten jums bus numatyta parodinės erdvės. Vėliau galiausiai perduotas tos pastatas kitam ir vėl mes laukiam 5 metus ir dabar ties sekantis buvo pažadėjimai, kad statys kongresų rūmus ir ten vėl, žodžiu, mums kažką makaus. Turim dailininkai Kaune turi problemą rimtą, kad miestas neturi savo galerijos ir labai profesionaliai nežiūri. Tai atsiranda privačios iniciatyvos, kurias kažkodėl tai dosniai jos yra remiamos, privačios iniciatyvos, bet pats miestas jisai nenori turėti, arba nenori turėti naštos, arba jisai tiesiog, nežinau, kažkaip ten įdomiai dėliojasi. Tai dėl miesto pozicijos, aš nesu miesto nei meras, nei atstovas, bet dažnai miestas gražiai pažada, bet įdėti pinigų ne visada skuba, nežinau dėl ko. Greičiausiai galbūt nėra kažkokio tai galbūt privataus intereso. Ir dabar dėl aplamai, kad problema yra, bet nuo pat pradžių, čia kaip buvo paminėta, visi taip pavilgosauginis momentas, man atrodo, čia yra svarbiausias. Aišku, mes dailininkai neturim tų erdvių parodinių ir tų inkubatorių problemos yra, bet paveldosauginis dalykas, aš vis tik grįšiu prie to dalyko, kad kompleksas turi būti, kad ir tas naujas loftas, kuris yra, jisai neįsipaišo į šitą senąją architektūrą, kurią mes labai norim pabrėžti, kad yra prieškarinė. Kad ir kaip ją darytų, jinai vis tiek disonuos
šita erdvė. Vadinasi, man atrodo, kas yra tikra, tai kad tas paštas iš tikrųjų turėtų nugriūti. Jisai pats iš savęs jis yra menkavertis, kaip čia specialistas yra. Čia svarbiausia yra užimta teritorija. Aukso vertės teritorija, Žaliakalnio užimta Ir kaip ir pozicija, ir meno mokyklos aiški, ir bendruomenių aiški, ir menininkų, dailininkų sąjungos kaip ir aiški, būtent, kad, mes neturim, aišku, kitos sunkumas, nes tai yra privati nuosavybė, bet iš visų šitų pusių yra būtent noras, kad tai būtų visuomeninės paskirties pastatas, vis dėlto priklausantis ar miestui, ar kolegijai, ar valstybei ir iš tikrųjų. Na, žodžiu, kad tai būtų visuomeninės paskirties, tiek kiek teko čia išgirsti, apibendrinant